Sveiki naujienų portalo Balsas LT skaitytojai ir vaizdo konferencijos žiūrovai. Šiandien pas mus vieši kelionių ekspertas Rimvydas Širvinskas, internete geriau žinomas Makaliaus vardu. Ir šiandien su konferencijos svečiu mes kalbėsimės apie artėjantį atostogų sezoną, kaip sutaupyti planuojant atostogas ir kokių problemų iškyla keliautojams. Kalbėjomės apie keliones lėktuvu, bet nemažai lietuvaičių mėgsta keliauti ir autobusais. Tai mano klausimas ir būtų, kelionės autobusu ir lėktuvu, kokie privalumai ir trūkumai? Iš tikrųjų, man irgi patinka keliauti tiek autobusu, tiek lėktuvu, tik autobusu negaliu taip dažnai keliauti kaip lėktuvu, dėl to, kad tam, kad pervažiuočiau Lenkiją, man reikalinga viena diena. Man iš tikrųjų autobusu kelionės patinka į artimesnės šalis vien dėl to, kad pigių skrydžių tenai nelabai būna. Tarkim, į Prahą pigių skrydžių mes neturime, į Vieną neturime, į Budapeštą neturime, o kelionė Praha, Viena, Budapeštas autobusu trunka 5 dienas ir galima aplankyti 3 sostinės, ar ne? Tai vat, kitas dalykas į Slovakiją. Į Slovakiją mes nesenai buvom surinkę labai daug norinčių žmonių keliauti ir iš tikrųjų kiekvienais metais labai daug kelionių organizatorių išsiunčia 100 000 keliautojų į Slovakiją vien dėl to, kad tenai yra labai nebrangu. Lėktuvu jūs pigiai jokiais būdais nenuskrisit ir tarkim, mes iki Slovakijos netgi neturime tiesioginio skrydžio. Ir labai daug ką galima pamatyti, tai yra aukštieji, žemieji Tatrai. Tai man iš tikrųjų ta kelionė yra labai įsimintina ir ją vyksiu tik tai autobusu dėl to, kad pakeliui galima aplankyti, tarkim, Krokuvą, Veličkos druskų kasyklas. Tai lėktuvu jūs tiesiog skrisit, tarkim, iki Krokuvos, ar ne, 50 minučių, ar kiek tam valanda turbūt trunka tas skrydis ir viskas. Pakilsit, nusileisit ir jau būsit Krokuvoje. O pakeliui važiuojant galima pamatyti labai daug lankytinų objektų, ar ne. Prieš kokius 7 gal metus man teko keliauti į kelionę į Kroatiją, į pietų Kroatiją autobusu. Ta kelionė truko 12 dienų. Ir žinokit, kiek aš pamačiau, aš turbūt lėktuvu skraidydamas jokiais būdais šis nebūčiau pamatęs. Dėl to, kad mes pamatėme tiek Lenkijos grožybės, tiek Slovakijos, Čekijos, Austrijoje, Vienoje lankėmės. Tada vykom žemyn per Slovėniją, atvykom dar grįždami netgi vykom į Budapeštą aplankyti tenai senamiesčio. Ir pačioje Kroatijoje dar labai daug važinėjame, tai aš manau, kad autobusu kartais tos kelionės yra labai naudingos. Vadinasi, laiką taupantiems nepatartumėt, bet įspūdžių trokštantiems tai pats tas. Taip, iš tikrųjų, nes aš dažniausiai nuvykstu į kelionę autobusu. Tarkim, paskutinį kartą vykau į Slovakiją ir paskui savo tariu 5 metų, dabar jau tikrai niekur nekelsiu kojos į autobusą, dėl to, kad labai varginanti kelionė. Iš tikrųjų, labai varginanti kelionė. Ir kalbant apie kelionės planavimą, iš karto kilo toks klausimas, koks kelionės laikas galėtų būti optimalus, kaip reikėtų planuoti tą kelionę, kad ekonominis kelionės variantas nevirstų bankrotu? Neseniai man viena skaitytoja yra parašiusi, kad nori vykti savaitei į Paryžių. Ir labai pigiai turi daugiausia 500 litų ir nori tenai ir pragyventi, ir apsinakvindinti, ir nuskristi, ir suvažinėti. Ir aš taip galvoju, už 500 litų, netgi sunkoka Paryžiuje turbūt savaitgalį praleisti. Tai ką aš jai parekomendavau ir ką aš dabar noriu pasakyti, ar ne, kad į didmiesčius, jiems tikrai nereikia skirti tiek daug laiko. Aš manau, kad savaitgalis yra tikrai Jo tikrai pilnai pakanka tam, kad galėtumėte pamatyti svarbiausias lankytinas vietas, o jeigu kažkur nesuspėsit, gyvenimas, žinokit, yra ilgas ir tikrai jūs vėjas nublokš tenai dar kartą, bent jau mane tai jau tikrai ne kartą yra nubloškę į tą patį miestą, nes labai mėgstu sugrįžti tos pačius miestus. Tai aš manau, kad tokiems miestams kaip Londonas, Roma, Paryžius galima skirti nedaugiau 4-5 dienų. Geriausia tai yra savaitgalis, bet dėja mes iš Lietuvos neturim dar tokio didelio skrydžių pasirinkimo, kad galim būtent savaitgalį nuskristi į Paryžių, tarkim, ar ne. Tai berods, kiek pamenu, anksčiau visą laiką skrydžiai į Paryžių būdavo 4-dienį į priekį, 6-dienį atgal arba 4-dienį į priekį, 2-dienį atgal. Tai čia iš tikrųjų net ir ne viena diena išsibraukė iš darbo grafiko, ar ne? Dabar berods mes turime visai patogius skrydžius tiek į Paryžių, tiek į Barceloną. Dabar tiksliai iš tikrųjų negaliu pasakyti, bet 5-dienį išskrendate ir 1-dienį grįžtate. Tai aš manau, kad tos 2 dienos, galbūt tik tai 1,5 dienos, nes 5-dienį skrydis yra 5 val. Vakaro. Paryžiaus tikrai pamatyti užtenka, ypač savaitgalį, kai ten yra didelis sujudimas, naktiniai klubai, barai ir panašiai.
Į Londoną dažniausiai aš pats vykstu, tai ne savaitgaliui, dėl to, kad savaitgalį, tarkim, tokia gatvė kaip Oxford Street yra iš vis tokia užgrūsta, kad neįmanoma eiti ir eini kaip Lietuvoje kokiam nors turgui, tave velka masė. O kokiai savaitėj, 2 savaitėm aš paturiu keliauti į salas, atostogauti. Man pačiam bent jau labai prie širdies yra Graikijos salos. Tai aš, tarkim, prieš kelis metus skridau savaitę į Kretą, tada supratau, kad savaitės Kretoje man visai nepakanka, tai tais pačiais metais dar nuvykau dar 2 savaitėm į ją. Pernai skridau 16 dienų į kelionę, į labai iš tikrųjų įdomi ir man atostogos ten buvo nuostabios. Tai į 2 salų kelionę, tiesiog į priekį nusipirkau bilietus į Koso salą, o atgal bilietus nusipirkau jau iš Rodo salos. Tarp Koso ir Rodo salos yra 2 valandų kelias keltu. Iš tikrųjų labai patogu yra keliauti, nebrangiai kainuoja berods 20-30 eurų. Ir aš tuo atostogų metu aš neužsėdėjau vienoje vietoje, dėl to, kad man turbūt būtų per daug laiko vienai salai. 1 savaitę aš paskyriau Koso salai, 1 savaitę Rodo salai ir taip aš apturėjau 2 salų turą ir labai turiningai praleidau savo atostogas. Tai va, tik ką rekomenduoju, tai tik tai atostogauti rekomenduoju ilgesniam laikui. Žinoma, jeigu keliaujate autobusu ar nuo savo automobiliu, tai jau kiekvienas kaip susiplanuos, taip ir išeis. Bet, sakau, visą laiką labai rekomenduoju vykti savaitgaliu arba tik tai keliom dienom į didmiesčius, dėl to, kad daugiau laiko jau ten iš tikrųjų būna nuobodu. Ir dar vienas labai aktualus, manau, mūsų skaitytojams klausimas, tai yra apie keleivių teisės. Kokias savo teisės keleiviai pamiršta dažniausiai ir, ką patartum patekus į kritinę situaciją, tarkim, pavėlavus į lėktuvą? Iš tikrųjų, tai keleiviai turbūt nepamiršta savo teisių, jie turbūt tiesiog nenori jų prisiminti. Dėl to, kad dažniausiai man turbūt toks atvejis yra, kad visą laiką, kiek man teko susidurti, būna patys keleiviai neteisūs dėl to, kad jie nepasiskaito arba tiesiog jie nenori pasidomėti tuo. Tai, žinoma, viena didelė bėda iki šiol esanti, tai jungiamieji ir nejungiamieji skrydžiai. Tai tokį dalyką aš tikrai labai noriu paminėti dėl to, kad labai daug žmonių neskiria tokio dalyko ir praleidžia savo skrydžius, pavėluoja arba atšauktas būna skrydis ir jie reikalauja kompensacijų. Žodžiu, yra toks dalykas, kad pigių skrydžių bendrovės, skraidinančios mus iš Lietuvos, neturi jungiamųjų skrydžių. Taigi, jeigu jūs kokioje nors kelionių agentūroje arba, tarkim, puslapyje patys susiplanuojate kelionę, kad jūs skrendate, tarkim, su pigių skrydžių bendrove iš Vilniaus į Londoną, ir tada persėdate į kitą tos pačios pigių skrydžių bendrovės skrydį iš Londono, tarkim, į Gran Canariją. Va čia dabar nesenai skridau prieš savaitę. Persėdimas buvo 1,5 valandos. Mano visi draugai, mes vykom 8, galvojo, tai kad jeigu mes nesuspėsim, tai žinoma, aviakompanija kompensuos mūsų patirtus nuostolius, dėl to, kad mes pavėlavome į sekantį skrydį, mūsų apnakvynins dar ir turbūt ir valgy duos ir dar, nežinau, pagalbą mum paskolins. Žodžiu, bet iš tikrųjų taip nėra. Yra taip, kad jeigu jūs patys savarankiškai suplanuojate 2 atskirus segmentus ir jeigu jūsų vienas skrydis vėluoja arba yra atšaukiamas, kitas skrydis tikrai nebus kompensuotas dėl to, kad tai yra dėl pačios jūsų kaltės ir nesugebėjimo suplanuoti laiką, įvykęs įvykis ir dėl to jūs turite pirktis bilietą iš naujo, kuris dažniausiai kainuoja net iki 5 ar 10 kartų daugiau. Tai reikėtų skirti ir žiūrėtis, kuris yra jungiamasis, kuris nejungiamasis skrydis. Tas pats yra, kai žmonės nusiperka aviabilietus irgi 2 atskirus su pigių skrydžių bendrovėmis ir skrenda su registruojamu bagažu. Ir prieš tai skridė su kitomis normaliomis aviakompanijomis, jie tiesiog įsikala savo galvą, kad jų bagažas būtų automatiškai perkeliamas, bet taip iš tikrųjų nėra. Žmonės pereina į kitą skrydį, nuskrenda ir paskui jam paskambina, sako, klausykit, jūsų bagažas, tai žinokit, Londone liko, jūs kur dabar? Už 4 valandų kelio nuo Londono, tarkim, Gran Canarijoje. Tai va, tai tas dalykas irgi labai dažnai pasitaiko. Todėl reikėtų pasiskaityti iš tikrųjų tas taisyklės. Kokios dar taisyklės, keleivių teisės? Ir aš dar noriu paklausti, vieną tokio dalyko apie jungiamuosius skrydžius. Bet teko girdėti nemažai istorijų, kada jos pasakojamos kaip didžiosios keliautojų legendos, kad kai turi jungiamąjį skrydį iš, pigioms nepriskiriamų avialinijų, lėktuvas tavęs laukia. Ar teko išgyventi tokią situaciją, ar teko girdėti apie tokius atvejus? Teko išgyventi iš tikrųjų net ir ne vieną kartą tokią situaciją. Kai tai būna tos pačios bendrovės aviabilietas, ir jeigu
viename reise, tarkim, skrenda žmogus iš Londono į Rygą, kas yra dabar labai populiaru, iš Londono į Rygą, ir ten turi persėsti į skrydį iš Rygos į Vilnių. Tai šita aviakompanija, kuri vykdo šitą skrydį, dažniausiai palaukia keleivių, nes jeigu skrydis pavėluoja, jie tiesiog labiau apsimoka 10-15 minučių palaukti ir savo keleivius tiesiog persodinti į tą reisą, kita negu jie apnakvindinti, tarkim, viešbutyje, dėl to, kad tai yra dėl aviakompanijos kaltės patirti nuostoliai, negu apnakvindinti viešbutyje, tada pervežti juos iki viešbučio, tada sugrąžinti atgal į oro uostą, dar maitinimą apmokėti ir panašiai. Tai va, tai aš manau, kad tai yra dažnai pasitaikantis atvejai, man pačiam teko kokius 3 kartus turbūt sėdėti Rygoje, nors ir neskridau iš Londono į Rygą ir iš Rygos į Vilnių, bet dažniausiai, ko man tekdavo laukti į Londoną keleivių. Tai būna palaukia ir net ir 20-25 minutės, o kadangi aviakompanijos savo skrydžių laiką tvarkaraštyje nurodo kiek didesnį, negu jis iš tikrųjų yra, tarkim, kelionė berods iš Rygos į Vilnių jie nurodo 1:05 minutės, o iš tikrųjų ta kelionė trunka 35 minutės arba netgi 30 minučių, jeigu iš karto yra vietos nusileisti. Tai va, tai jie turbūt gali tą laiką kažkaip laviruoti tuo laiku ir pasižiūrėti, ar suspės, ar nevėluos ir panašiai, dėl to, kad kiekviena aviakompanija labai kovoja dėl reitingų kaip punktualiausia bendrovė. Tai va, tai yra tokių atvejų. Ir kalbant apie tas stresinės situacijas, kokie būtų patarimai, na, kai jau atbėgi, o lėktuvas nuskrido? Man pačiam asmeniškai tai bet neteko tokiai situacijai iš tikrųjų atsidurti, bet teko nemažai mano draugų. Kaip elgtis, ar ne? Jeigu atvykot ir supratot, kad jūs pavėlavot, Taip. Ir dėl savo kalties, Be abejo. jokių būdų nekaltinkit oro uosto darbuotojų, kad jos neįleidžia į lėktuvą ir netidaro jums vėl durų lėktuvas. Dėl to, kad iš tikrųjų tai yra jau draudžiama daryti ir niekas iš vis turbūt neįleidinėja, jeigu tas lėktuvas jau labiau pajudėjo iš tako ir žmonės būna pribėga prie įlaipinimo vartų, sako, taigi tas lėktuvas dar ant žemės, tai darykit man dabar duris greitai, čia kopėtėlės greitai man čia paruoškit. Tas kopėtėlių skleidimas turbūt kainuoja daugiau negu aviabilietas to žmogaus. Tai va, nepanikuot, nepykt, nesinervinti ir kaltinti tik tai save. O tuo metu tai dar kol kas savęs nekaltinti, o pagalvoti apie tai, kokios yra skrydžio alternatyvos. Taip, dažniausiai tie skrydžiai kainuoja kokius 5 ar 10 kartų daugiau. Vienas mano geras draugas, jisai labai mėgsta keliauti, jisai gyvena Londone, labai mėgsta atkeliauti savaitgalį į Lietuvą. Mes jo dažnai būna labai laukiam, paruošiam kokį nors vakarėlį ir sužinom, kad jisai eilinį kartą, kokį 3 kartą jau pavėluoja į skrydį ir jisai šį savaitgalį neatvyks pas mus, tai mes kažkaip tą vakarėlį praleidžiam telefonu per vaizdo konferenciją. Žodžiu, jisai tiesiog nesusiplanuoja laiko, bet vieną kartą jam teko nusipirkti bilietą, dėl to, kad labai skubiai teko atvykti į Lietuvą, jis pavėlavo galbūt 15 minučių į skrydį. Už bilietą jis atsakė mokėjo 20 ar 30 svarų, tai čia yra apie 100-120 litų. Ir tai pačiai dienai bilietas kainavo jau 1100 litų, tai yra 10 kartų daugiau negu jis mokėjo pirkdamas prieš kokias 6 savaitės iki skrydžio. Tai va, bet pavyzdžiui, kitai dienai skrydžiui jau galima įsigyti bilietą už kokius 300-400 litų, tai reikia tiesiog netingėti, prisijungti prie interneto pačiam, jokiais būdais ne oro uosto agentūrose, dėl to, kad jos tikrai labai didelį komisinį mokestį ima, man pačiam teko su to susidurti. Tai va, arba tiesiog prašyti draugų pagalbos Lietuvoje. Ir dar vienas klausimas būtų apie orientaciją itin dideliuose oro uostuose. Na, keleiviai, kurie yra nepatyrę, reikia persėsti, arba į oro uostą atvykstama pirmą kartą ir sunku susigaudyti. Kokie būtų patarimai, na, skrendant per oro uostus, kur žmonių srautai milžiniški? Labai daug žmonių, nusprendusių savarankiškai pradėti keliauti, labai bijo to užrašo skrydyje vienas persėdimas. Tarkim, Frankfurto oro uoste. Frankfurto oro uostas, kuris turi tenai begalę terminalų, yra milžiniškas. Iš tikrųjų, tenai netgi tarp terminalų traukiniais reikia važinėti. Ir žmonės labai panikuoja, galvoja, kaip čia dabar nepasimesti ir panašiai, bet kai jie nuvyksta, bent jau vieną kartą reikia tą pabandyti, kad suprastumėte, kad oro uostose yra beprotiškai lengva iš tikrųjų susigaudyti. Reikia tik tai pasukti šiek tiek galvelę, pamatyti. Netingėti prieiti prie ekrano, pasižiūrėti
savo skrydį, ar ne, jūs atskridote iš Vilniaus į Frankfurtą ir iš Frankfurto turite skristi, tarkim, į New Yorką, ar ne. Susirandate skrydžių lentelėje New Yorką, pamatote, koks yra jūsų skrydžių laikas. Jeigu skrydžio numeris ir skrydžio laikas ir kryptis atitinka, tai ir pasižiūrėkite į vartus. Vartai dažniausiai būna raidėmis sužymimi, tada virš ekrano yra tiesiog nurodyta, kiek laiko jums užtruks nuvykti iki tam tikrų vartų, ar ne, į A vartus, B ar C vartus. Tai va, ir kitas dalykas, tai iš tikrųjų yra prieiti ir pasiklausti prie darbuotojų. Iš tikrųjų, dideliuose, milžiniškose oro uostuose yra nemažai žmonių, pagalbininkų, kurie tiek neįgaliesiems žmonėms padeda, tiek vaikus, jeigu vieni keliauja ar ne, perveda iš vienų vartų prie kitų, tiek ir žmonės nesugebančių susigaudyti, tarkim, jeigu ir net ir nemokate užsienio kalbos, tiesiog parodote savo aviabilietą ir pasakote, va čia, va, mano yra laipinimo kuponas, kur man dabar eiti. Va, žmogus iš tikrųjų padės, net ir paprastas keleivis, turistas, pasižiūrėkite verslininkus, kurie labai dažnai skraido, tam pačiam oro uoste jie turbūt sėdi po 6 kokias valandas, laukia laukdami skrydžio, jie tikrai jums patars, kur eiti. Tai va, tai nebijokit, kalbėkit, klauskit ir bus atsakyta. Ir dar vienas aktualus klausimas. Na, nepaslaptis, kad visi keliaudami nori sutaupyti. Bet kada tavo nuomonė taupimas tampa neprotingu ir, na, blogąja prasme sugrįžta keliautojai? Taupimas tampa neprotingu. Vienas mano draugas turėjo skristi iš Londono berods pirmadienį, bet ar pavėlavo skrydį, dabar neatsimenu iš tikrųjų gerai. Ir paprašė manęs, kad aš nupirčiau jam bilietą grįžimui į Lietuvą. Ir aš jam pasakiau, gerai, važiuok, penktadienį yra 44 svarai. Nesako, aš dar po savaitės mačiau, kad yra 6 svarais pigiau. Tada kažkaip aš pagalvojau, gerai, pirkis tą 6 svarais pigiau, bet tai yra jau visiškai iš tikrųjų neprotinga dėl to, kad tie 6 svarai ir ta savaitė praleista veltui Londone atims daugiau pinigų negu 6 svarai sutaupyti aviabilietui, ar ne? Tai va, kitas dalykas, tai aš anksčiau keliaudavau, tarkim, iš Kauno į Stokholmą, tenai laukdavau per naktį kito skrydžio į kokią, nežinau, į Ispaniją, ar ne? Vien tam, kad sutaupyčiau kokius 50 ar 100 litų. Stokholmo oro uoste maistas man kainavo beprotiškai daug. Ten kava kainuoja berods 17 ar 20 litų, o tų kavų aš išgeriau tikrai ne vieną ir ne dvi. Tai va, tai aš iš tikrųjų tik tai pralošiau, planuodamasis šitaip kelionę, dėl to, kad aš išleidau labai daug tarpinėje stotelėje. Ir tai, kad aš sutaupiau čia 50 litų aviabilietų, dar nereiškia, kad aš juos ir sutaupysiu iki pat galo kelionės. Tai va, tai iš tikrųjų aš jau tada jau geriau būčiau nusipirkęs tiesioginį skrydį iš Vilniaus į Barceloną, negu skris kažkur su persėdimu. Tai tą dalyką irgi reikia paskaičiuoti. Netaupykit tų kelių dešimčių litų, pasižiūrėkit, ar tikrai kartais jūsų laikas nekainuoja brangiau negu tas sutaupimas aviabilieto. Ir dar vienas klausimas. Lauktuvės ir kitos išlaidos. Kas būtino, ko galima atsisakyti? Ir girdėjau, kad Rimvydas lauktuvių neveža iš savo kelių. Tai va tą dabar ir norėjau pasakyti, galima atsisakyti lauktuvių. Dažnai keliausiu draugais ir mano draugai pasako, tu neperki lauktuvių? Ai, sako, tu neperki dėl to, kad kas mėnesį ar ten kas porą savaičių vis keliauji, kažkur skraidai. Tai aš jau nustojau iš tikrųjų tas lauktuvės pirtis, dažniausiai jeigu pirkuos lauktuvės, tai tik tai savo. Tik tai savo, kokie nors duty free parduotuvėje nusiperku saldumynų vietinių ar ne, tam, kad pats pasimėgaučiau grįžęs iš kelionės. Bet artimiesim jau nustojau pirkti suvenyrus, juos jau pripratinau prie to. Bet mano draugai pasako, jeigu mes keliaujam 1 kartą ar 2 kartus per metus, tai jau tai yra privalu. Būtinai privalu kiekvienam savo draugui, kuris manęs laukia Lietuvoje. Taip, žinokit, tikrai jūsų laukia Lietuvoje, labai ir ypač jūsų lauktuvių. Parvežti būtinai kažkokį tai suvenyrą, mažą, kokį nors menknikį ir panašiai. Tai, žinokit, kiek pinigų atims tokių lauktuvių pirkimas, tai ir kiek laiko atims tokių lauktuvių ieškojimas, tai žinokit, jūs galite pasiklausti savo artimųjų ir turbūt jau patys žinot, kad iš tikrųjų lauktuvių pirkimas yra labai, labai varginantis dalykas. Aš anksčiau, kai vykdavau, visą laiką ieškodavau, galvodavau, mamai, ką man čia dabar nupirkti mamai, ar tą, ar aną, einu į vieną parduotuvėlę, žiūriu, kur pigiau, kur brangiau, bet tai po galais aš geriau tą savo atostogų laiką būčiau praleidęs kur nors prie baseino, gurkšnodamas kokteiliuką arba lankydamas kažkokias lankytinas vietas ar ne tame kurortinėme mieste, arba eidamas į kalnus po galais, arba prie jūros gulėdamas. Tai va, tai kažkaip aš paskui pagalvoju, kad mano atostogų laikas kainuoja brangiau. O nesupyks mama išgirdus tokius pamastymus? Ne, mano mama nesupyks, mano mama jau yra pripratus ir kai aš paklausiu, ko tau parvežt, sako, tai žinok, tikrai jau jokiais būdais nieko nevežk, geriau grįžk pats saugiai, laimingai į Lietuvą. Tai va, tai aš manau, kad didžiausia lauktuvė jūsų artimiesiems yra jūs pats.
sėkmingai nusileidęs Vilniaus ar Kauno oro uoste, atvykęs ir pasakodamas įspūdžius, rodydamas nuotraukas, tai aš manau. Žinau, kad į mėnesį kartą du tikrai kur nors keliauji. Kiek šalių esi aplankęs? Nemažai tų šalių esu aplankęs, bet niekada jų neskaičiuoju, dėl to, kad labai mėgstu sugrįžti vis į tą pačią šalį. Tai kažkaip, jeigu aš iš naujo atskridau tą šalį, tai aš jau pliusiuko nepridėsiu, ar ne, kad ir vėl aš joje apsilankiau. Tai va, virš 20 galbūt tų šalių yra, bet iš tikrųjų niekada neskaičiuoju, nesižymiu kažkur tai pliusiuku, ką aš aplankiau ir kur pamačiau, dėl to, kad tarkim Koso saloje aš buvau 2 kartus, ar ne, Kretos saloje buvau 3 kartus, Maljorkoje 3 kartus, nes grįžau iš Gran Canarijos, joje irgi 3 kartus lankiausi. Aš kažkaip mėgstu sugrįžti visą tas pačias vietas, kurios man patiko. Kažkodėl bijau rizikuoti vis naujomis vietomis dėl to, kad nežinau, ar man ten bus įdomu ar ne, kažkaip nežinau, nepasitikiu atsiliepimais internete. Tai va, tai aš Europoje dažniausiai bazuojuosi, kol kas dar neturiu pakankamai finansų ir negaliu dar kol kas tiek užsidirbti, kad galėčiau išvykti kur nors į tolimesnius kraštus, kurie pareikalaus man tikrai 4-ženklės, 5-ženklės sumos. O kokia buvo įsimintiniausia Makaliaus kelionė? Įsimintiniausia Makaliaus kelionė? Makaluojantis po Europą. Makaluojantis po Europą. Taip. Kai buvau berods 17 metų, man buvo labai įsimintina kelionė, iš kurios su ašaromis grįžau ir 3 dienas dar verkiau. Tai buvo 3 savaičių atostogos, 3 savaičių stovykla Sicilijoje. Tai buvo savanorių stovykla, į ją suskrido po 2 žmonės iš kiekvienos šalies. Ne iš visų, aišku, pasaulio šalių, bet iš kelių, iš skirtingų. Iš Kanados buvo, iš Korėjos, iš Europos, iš Rusijos. Ten, žodžiu, iš tikrųjų buvo labai toksai skirtingas kolektyvas surinktas ir 3 savaitės apgyvendintas stovykloje. Kita kelionė labai įsimintina buvo, tai po daugelio, po kokių, kaip daugelio, aš dar labai jaunas. Po 4 metų berods pertraukos, tai buvo mano visiškas atsijungimas, tai buvo atostogos, kurioms visą gyvenimą labai prieštaravau. Tai buvo atostogos su viskas įskaičiuota maitinimo tipu, gulėjimu prie baseino ir pagaliau aš supratau, padaręs klaidą, kad labai pykdavau ant žmonių, sakydavau po galais, kodėl jūs skrenda dabar į viskas įskaičiuota ir visą parą sėdit viešbutyje ir gurkšnojate savo nemokamą kokteiliuką, už kurį susimokėjot ir prie baseino čia ilsitės visą dieną ir daugiau nieko neveikėt. Ir net būna dažniausiai žmonės net išlenda iš viešbučio teritorijos. Tai tokios paskutinės buvo mano atostogos. Iš tikrųjų, į keliones patariu vykti tik su tais žmonėmis, su kuriais jau esate įsitikinę, kad tikrai galėsite išbūti kartu. Ir dar labai daug turiu klientų, kurie man parašo, tarkim, naujai susikūrusios porelės, ar ne? Nusprendžia kartu praleisti atostogas ir išvyksta 7 dienom, tarkim, į Graikiją. Ir jie galvoja, kad jau tenai ir gyvens paskui kartu ir visa kita. Vis laiką pasakau, žinokit, žmonės, prieš tai išvykit kartu į kelionę, o paskui apsigyvenkit. Ir tai ne vienam savo draugui esu pataręs, kad jeigu su mergina iš tikrųjų tu susidėjai, tai iš pradžių tu prieš apsigyvendamas išvyko atostogauti dėl to, kad jūs tenai būsite 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, visą laiką kartu, pamatysit visas savybės kiekvienoje situacijoje, o ypač kelionėje, žinokit, visos savybės atsiskleidžia. Ir nekantrumas, ir kaprizingumas, ir nervingumas, viskas atsiskleidžia ir iš tikrųjų, nežinau, labai patariu atsirinkti žmonės. Ir kalbant apie Makaliaus atostogų planus, atostogų ir kelionių, kokie iššūkiai dar laukia ir kokių planų yra? Kadangi mes nuo artėjančio rudens ir vėl turbūt tęsime laidą, tai vasaros sezonas nusimato itin aktyvus dėl to, kad vėl reikės, vėl keliausim, matyti kiekvieną savaitę arba kas porą savaičių, tai tikrai į užsienį ir kalbėsim apie pigias ir ne tik pigias, bet ir patogias keliones. Kursim reportažus ir aišku, kada aš čia dabar atostogau, balandžio mėnesį atostogavau, tai turbūt Liepos mėnesį vėl vyksiu kur nors atostogų, nes pažadėjau tetai, kad tikrai kartu su jie vyksiu, nes mano nuolatinė yra bendra keleivė. O vėliau vėl atostogauti vyksiu turbūt su ta pačia draugų kompanija rugsėjo mėnesį. Tai va, aš kažkaip taip kas 3 mėnesius mėgstu atsipūsti ir linksmai praleisti laiką. Ir tai buvo visi mano klausimai šios dienos konferencijos svečiui Rimvydui Širvinskui Makaliui. Ačiū, kad atėjai ir ačiū kad pakvietėt.